Kodėl taip nutinka? Jeigu jau jūs montuojatės kameras patys arba jums tai atliko meistras neturintis patirties, atkreipkite dėmesį, ar jisai naudoja štai šias dalis, kurios yra komplektacijoje prie kamerų. O jeigu vis tik sumontavo jums kameras ir panaudojo šias dalis, būtinai pažiūrėkite, kur yra tarpinė. Tuoj parodysiu kodėl. Komplekte yra štai tiek detalių ir viskas jungiasi su šia fiške. Labai svarbi yra šita tarpinė. Nežinau kodėl, bet dažnas atvejis, kad mes randam sumontuotas kažkieno tais kameras ir tarpinė būna uždėta ne ten. Čia prasikiša laidas ir užsispaudžia su šia užsukimo veržle ir prisispaudžia šitą tarpinę. Taip yra negerai. Ne čia tarpinė, bus problemų. O va čia tarpinė uždėta jau yra gerai. Tai va taip turėtų būti dedama tarpinė ir paskui šita dalis jau dėsis mums ant šios jungties. Taip kad čia yra gerai sumontuotas angaris, hermetiškas, kuris skirtas tam, kad nepatektų vanduo į vidų. Negali būti šita tarpinė uždėta šioje vietoje. Patikrinkite meistrų darbus, nes priešingų atveju bus toks pat likimas jūsų kameros ir jungties, kaip kad yra šituo atveju. Čia be abejo galioja tada, kada yra laidai nepaslėpti kažkur tais sandorioje montavimo bazėje arba kažkur kitur.